Taigi, sveiki žiūrovai, tikiuosi mūsų girdite. Čia nėra įprastas balsas, kadangi įprasti Kavinės fantastiškos vedėjai šiuo momentu atostogauja, su jumis esu aš, Valius Venskūnas. Na ir šiandien turėsim svečią, kuris jums taip pat turėtų būti pažįstamas. Tai Alfredas Buiko, būsimas daktaras, dėstytojas, filosofas ir šiaip įdomus bei aktyvus žmogus, kuris mums papasakos apie sąmokslo teorijas, fantastiką, jų sąsają tarpusavyje ir kitokius įdomius dalykus. Alfredai, ar mane girdim? Taip, girdžiu. Labas vakaras visi susirinkusieji, kurių veidų aš dabar nematau. Paradoksalu, tačiau jei kada norėjo žinoti, kaip jaučiasi pasaulio tikrai situaciją stebintys asmenys, tokie kaip ir humoristinio filmo serialo Inside Job, tai jūs tikriausiai dabar panašiai ir jaučiatės. Ir šiandienos paskaitos pranešimo tema yra daugiausia apie gana paprastą ir tuo pat metu gana įdomų dalyką, tai yra tą įdomią ribą, kurioje sąmokslo teorijos ir mokslinė fantastika, taip pat humoristinė mokslinė fantastika, sci-fi, visi kiti tokie dalykai susikerta tarpusavyje ir kas ir kokie reikalai iš to gaunasi. Bet pradžiai, tam, kad jūs iš tikrųjų sutelktumėte dėmesį į tai, ką aš šiuo metu sakau, prašom perskaityti šitos 3 žodžius, kurie yra ant ekrano. Po to, kai jūs perskaitysite, jūs turėtumėte būti nepaprastai susidomėję tuo, ką aš kalbu, nesvarbu, kokias nesąmonės ar nesvarbu dalykus aš kalbėsiu. Jeigu nežinot, iš kur ši nuodata, tai čia ir 70 metais, 75-aisiais išleistos 2 Playboyaus redaktorių parašytos trilogijos Illuminatus, iš kurios yra labai daug populiarių sąmokslo teorijos idėjų perėjusių į popkultūrą. Ir viena populiariausių idėjų buvo tai, jog egzistuoja specifinis žodis nord, kurį įvairūs mokytojai, universitetų dėstytojai, gydytojai ir kiti galios pozicijose esantys asmenys nuo pat mažumės išmokina visus žmonės ignoruoti ir nepaprastai smarkiai bijoti tuo pat metu. Veikia panašiai kaip 25 kartas. Jūs pamatot to žodį, nepaprastai sunerimsta dėl to, kad šis žodis jums kelia baimes ir nerimo asociacijas. Ir po to, kai visą tai baigėsi, pamirštat tą žodį matė, bet vis dar jaučia nepaprastai stiprią baimę. Todėl reikia daugiau dėmesio visam tam dalykui, kurio visam tam kontekstui, kuriame tas žodis pasirodė. Pavyzdžiui, jeigu pasaulio elitas, kaip pasakytų tas knygos autoriai, siekia jūs atkaltinti dėl kokios nors globalios ligos ar karo, įkitėme šį žodį, jūs apie tai neatsiminat, bet dėl to jums tai nepaprastai sunku. Jeigu ką apie šią knygą, ir taip pat tai kaip ir kodėl, ir taip pat apie šios knygos įtaką stalo žaidimams mes dar vėliau šiek tiek pakalbėsim. Pradžiai, manau, galima truputį pakalbėti apie patį, kas per velniava yra tos sąmokslo teorijos. Tiesa, kuo jos skiriasi nuo kokių nors kitų dalykų, nuo kitų bendrų įsitikinimų. Maža to, mano šitas pranešimas bus techniškai ne vien tik apie sąmokslo teorijas, nes oficialiai sąmokslo teorijos yra labai toks specifinis reiškinys, besiskiriantis nuo kitų, bet kažkiek yra apie pseudomokslą, urban legends ir įvairius kitokius šiomis dienomis sutinkamus įsitikinimus. Pagrindinis dalykas yra toks. Sąmokslo teorijos yra įsitikinimai, esą vienas ar kitas istorinis įvykis buvo sukeltas slapta veikiančios grupės, siekiančios piktavalių tikslų. Čia 3 svarbus elementai. Pirmiausia, buvo veikiama slapta, antra, buvo veikiama grupės ir trečia, buvo veikiama savanaudiškai ar galbūt netgi priešiškai visai žmonių bendruomeniai arba netgi priešiškai visai žmonių bendruomeniai. Dabar reikalas koks. Jos būna labai įvairios, jas labai smarkiai skiria jų žargonas, pradedant Davido Aiko įsitikinimais, esą pasaulį valdo iš kitos dimensijos atkeliavusios viežos primenančios būtybės,
ir jai tarnaujantį piktavalę Babilono brolyje, baigiant visai rimtai skambančiomis sąmokslo teorijomis, kurios kartais gali atrodyti vos ne kaip mokslinis sakymas, jeigu nežinai, apie ką tiksliai kalbame. Dabar jos taip pat gali būti klasifikuojamas. Michaelas Bantonas, jis pavyzdžiui skirsto į įvykius, sisteminės ir supersąmokslo teorijas. Įvykio paaiškina vieną įvykį, pavyzdžiui, rugsėjo 11, sisteminės paaiškina kokią nors sistemą, pavyzdžiui, vakcinavimą arba bankus, o supersąmokslo teorijos stengiasi paaiškinti visą pasaulį per tam tikrą sąmokslo teorijų prizmę. Juha Raika iš Suomijos, filosofas ir sąmokslo teorijų tyrinėtojas, skirsto sąmokslo teorijas politinės ir nepolitinės. Aš ne visai sutinku su šiuo skirstymu, nes mano nuomonė labai nedaug yra sąmokslo teorijų, kurios būtų tik politinės ar tik nepolitinės tuo pat metu. Jos taip pat gali būti lokalios, globalios ir totalios. Tai lokalios apsiriboja tam tikrą vietą ir teritoriją. Globalios siekia aprašyti ir papasakot daugiau mažiau visą pasaulį, bet neišeina anapus normalaus įtikinamumo ribų, o totalios siekia aprašyti visą tikrovę. Kartais gana sunku sakyti, kur tiesiai išėję tos globalios pasibaigia ir totalios prasideda. Pats Juha Raika irgi beje pripažįsta savo straipsniuose, kad čia nėra labai paprasto ir aiškaus atsakymo. Tiesiog turim galvot, kad kai kurios sąmokslo teorijos yra tikrai labai neįtikimos ir keistos ir nieko su to nepadarysi. Ir tada prasideda įdomesnis reikalas, kuris yra tas, kad sąmokslo teorijos labai dažnai yra persmelktos mokslinės fantastikos filmų, serialų, knygų klišių. Ir kadangi mokslinė fantastika gali naudotis labai įvairiais elementais ar įsitikinimais kaip savo tyrimų šaltiniu, ką puikiai parodytų toks serialas kaip Stargate, jeigu esate šitą matęs, kur turim ateivius iš Roswello, turim senovės Egipto dievus, kurie iš tikrųjų yra ateiviai protus kontroliuojantis parazitai, turim žmoniją atvykusią iš kitų planetų, daugybę dalykų mes čia turim. Ir gyvenus kitas planetas, turim slaptą Jungtinių Amerikos valstybių programą, kurios siekis yra, kaip įmanoma, daugiau išsiaiškinti apie šitos senovinius žmoniją aplankiusius ateivius. Ir daugumą tų dalykų, kas paradoksalu patys buvo įdėti sąmokslo teorijų, bet vėliau toliau funkcionavo tam, kad įdėtų sąmokslo teorijas. Tolesnė mano pranešimo dalis bus daugiausia apie tai, kaip visi šitie dalykai, iš esmės tam tikri pavyzdžiai, pasakojantis apie istorijas tarp mokslinės fantastikos ir sąmokslo teorijų, kur vieni dar įtaka kitiems, atvykę apie kitus, ir taip galiausiai ką atnešė. Tarp pavyzdžių, beje, apie kurios galėtume pakalbėti, yra NSO sąmokslo teorijos, jų yra daug pavyzdžių, aš tiesiai pasilgstu laiko, kai jos buvo dominuojančios. 90-aisiais, kai X-Filai buvo pats populiariausias serialas, ir visi bijojo, jog slapta bus pagrupti ateiviai. Šiomis dienomis, man atrodo, ši situacija kitokia. Dabar žmonės dažniau iš tikrųjų tikisi pagrupti, nes galbūt kitoje vietoje bus visai geriau. Nacių supermokslo, Wunderwaffe ir įvairaus kitokių įsitikinimų sąmokslo teorijos. Jeigu esat skaitę ar matę, skaitę komiksą arba matę kurį nors iš Galvojant ragano vaiką filmų, maždaug žinote, apie ką aš kalbu. Taip pat, beje, jeigu turėtumėt kokių nors klausimų, būtų kaip juos perduoti, tai labai norėčiau išgirsti, aš tikrai nieko prieš. Gal mano kolegos, kurie žiūri visą šitą dalyką, su tuo padės. Taip, žinoma, tai žiūrovus tikrai kviečiu komentuoti komentaruose po šito video ir tos klausimus perduosiu Alfredui. Pranešimo pabaigoje. Žemės sąmokslo teorijos. Apie šitas, kadangi nėra skiros skaitės, apie tuščiavidurę žemės sąmokslo teorijas jau galiu šiek tiek pakalbėti. Pirmiausia, jeigu esat girdėję terminą It was dark and stormy night, kuris yra labai dažnai, įvardyjamas kaip vienas prašiausių būdų pradėti ir vienas labiausiai nuvalkėtų būdų pradėti knygą, ir esat girdėję apie senovinės civilizacijas, gyvenančios giliai po žeme esančiose urvuose, tai už tai galite padėkoti tam pačiam žmogui, vardu Edvardas Pulveris Lytmanas. Jis buvo 19 amžiaus rašytojas.
žinomas dėl keletos skirtingų tekstų, tarp jų Zanoni, kuriame išpopuliarino Rozenkreuzerius, kitą tuo metu gana populiarią. Bet jis taip pat beje atsakingas už keletą kitų terminų, tokių kaip Pursuit of the Almighty Dollar, the pen is mightier than the sword, arba plunksna galingesnė už kardą. Jis taip pat savo specifiškoje knygoje Vril of the Coming Race, Vril the Power of the Coming Race, arba Vrilis ateinančios rasės gale, išpopuliarino keletą skirtingų idėjų, jį tik net knygoje pasakojama. Vietinis amerikietis įkrenta pro skylę, nukeliauja urvais giliai į žemę, ten suranda iš driežų kilusi, bet iš žmonės panašią labai galingą rasę, rūšį, kurie visi turi telekinetinės, telepatinės galias ir kurie kada nors ruošiasi paimti ir užimti visą pasaulį. Ir kas yra labai įdomu, jog šie įsitikinimai tiesiogiai vėliau darė įtaką 19-20 amžiuje išpopuliarėjusiems įsitikinimams apie požeminės galingas civilizacijas, tokias kaip Agartha, Šambalo, kurios buvo labai populiarios tarp teosofų Jelenos Blavatskojos ir kitų judėjimuose. Šiomis dienomis irgi vis dar gana populiarios. O Vrilis, kaip mintis apie tokią dvasinę energiją, kurią galima valdyti ir kontroliuoti, tapo gana populiarus ne tiek tarp pačių nacių okultistų, kurie, ką aš turiu omenyje, tai Thule Gesellschaft, tai yra Thulės draugija, arba vėliau Heinricho Himmlerio sukurtas, slaptas, archeologinė, slapta, ne tiek slapta, kaip ir oficialiai archeologinė SS ranka Anenete, kurios pagrindinis darbas buvo keliauti į vairius pasaulio kampus ir ieškoti senovinės arijų civilizacijos pėdsakų. Čia beje gana įdomu, nes tai buvo asmeninis Himmlerio projektas, kurį pats Hitleris laikė didelių pinigų ir žmonių galios švaistymu. Ir po to, kai Himmlerio žmonės kasinėdami Tibetą ir Indiją nieko nerado, galiausiai Hitleris tiesiog darė išvadą, kad galbūt nieko iš tikrųjų nėra. Ir beje, šitos sąmokslo teorijos apie slaptus maginius, technologinius nacių pasiekimus, tai vėliau dar įdomesnės tampa. Bet pradžių, manau, galima pradėti nuo vieno iš tokių labai įdomių 20 amžiaus periodų, nes jame sąmokslo teorijos, mokslinė fantastika nuostabiai persipynė. Ir ką aš kalbu, tai Richardo Sharpe Scheiderio ir Amazing Stories redaktoriaus Rayaus Palmerio sukelta masinė isterika 1943-1947 Jungtinėse Amerikos valstijose, kai keli ar gal net keliasdešimt tūkstančių JAV gyventojų buvo apimti siaubingos baimės, kad iš tikrųjų pasaulį valdo degeneravę nykštukai, gyvenantys giliai požemėse ir naudojantis psichotroninius ginklus, kad kontroliuotų visus pasaulio galinguosius ir sukeltų visas pasaulio problemas. Ką aš noriu pasakyti? Pats šitas Sharpe Scheideris buvo dailininkas, kuris dėl negydytos šizofrenijos ir jos sukeltų haliucinacijų susiduria su labai nemaloniai situacija. Tai yra dirbdamas statybose, lituotojų, jis pradėjo tikėti ir jausti, kad litavimo aparatas leidžia jam girdėti aplinkinių mintis. Tai yra gana tipinė šizofrenijos, tai yra beje gana tipinis šizofrenijos simptomas, paranoidės šizofrenijos elementas, kai iš tikrųjų atrodo įmanoma girdėti aplinkinių mintis, bet tai nebuvo. Bet tai buvo tik pradžia geriausia dalis, kai jis tada po kurio laiko pradėjo girdėti tik tai savo bendradarbių ar kitų žmonių mintis, bet ir požemėje gyvenančių piktavalių būtybių mintis. Taip pat tos būtybės, pasak jo, jį aptiko, pradėjo siūsti jam siaubingus skausmus, jis ėmė jas kuo toliau tuo labiau aiškintis ir vieną dieną jis parašė savo visus aptiktus dalykus, aprašančią trumpą istoriją, kurią išsiuntė Amazing Stories žurnalą. Pasak tokios urbanistinės legendos, Rėjus Palmeris
to žurnalo redaktorius tuo metu jau buvo pakankamai daug problemų, sunkiai pavykdavo tą žurnalą spausdinti ir parduoti, susiginčijo su kitais savo darbuotojais, kad jis gali ištraukti bet ką iš šiukšlių dėžės ir spausdinti ir vis tiek suredaguos tą dalyką taip, kad žmonės šitą dalyką pirks. Pasak legendos tai, ką jis ištraukė, buvo Behold the Protong, arba žvelgti į pirmapradę kalbą, Richardas Šeiberio laiškas, kuriame jis teigia, kad jis atrado tikrąją žmonių kalbą. Jo pagrindinis teiginys buvo, ne Behold the Protong, Mantong, tai yra, kuriame jis atrado tikrąją žmonių kalbą. Mantong, kurioje, pasak jo, tai buvo tokia kalba, kurie turi anglų kalbos abėcėlę. Kiekvieną iš abėcėlės raidžių suvokti ir paaiškinti kaip tam tikrą simbolį žyminti hieroglifą. Pavyzdžiui, A reiškia gyvūną, D reiškia negatyvę energiją ir blogį, D reiškia pozityvę energiją ir gėrį, daugybę kitų elementų. Ir po to, kai Palmeris išspausdino šį tekstą, nelabai ko tikėdamasis, pakankamai daug žmonių patiko. Nes Šeiberis teigia, kad galima paimti šitos žodžius, šitas raides, paimti tada bet kurios kitos kalbos žodį, perdėlioti raidės į simbolius ir viskas tada toks labai aišku. Visi šitie tikroji visų tų žodžių prasmė išsiaiškins. Pats beje Palmeris irgi tuo įsitikino, nes panaudojo keletą kitų žodžių ir jam tai pasirodė absoliučiai tikras dalykas. Todėl Palmeris paprašė Šeiberio, kad tas atsiųstų daugiau literatūros. Šeiberis atsiuntė tekstą pavadinimu Warning to the Future Man arba Įspėjimas ateities žmogui. Tiesiog noriu patikslinti, tas terminas, bet man atrodo būtent tas. Jo, Warning to the Future Man arba Įspėjimas ateities žmogui, kuriame Šeiberis atskleidė visas savo išsiaiškintas gilubines pasaulio tiesas. Palmeris tai perspausdino ir štai sutvarkęs keletą elementų. Iš esmės jis tiesiog buvo, Palmeris netikėjo, jog žmonės patikės, kad visą šitą informaciją Šeiberis suteikė modifikuotas litavimo aparatas, todėl paaiškino, kad visas šias žinias iš tikrųjų šitam autoriui perdavė jo genetinę informaciją. Iš tokios kietojo mokslo pusės, tai litavimo aparatas ir genetinė informacija nėra toks jau labai rimtas įrodymas, bet atsakyti. Ir va čia prasideda įdomiosios dalys. Šeiberis teigia, jog iš tikrųjų senovėje Žemėje gyveno milžinų rasė, kurią jis vadino titanais. Ir pagrindinė priežastis, kodėl šie titanai, kurie turėjo nepaprastai, kurie įkūrė Atlantidą ir Lemūniją, turėjo nepaprastai galingas technotroninės, trigotroninės ir orų veikiančius spindulių technologijas. Tačiau dėja Saulė, kaip pasakys Šeiberio, yra didelis anglies kamuolys, ėmė pernelyg smarkiai degti, jos radiacija pasidarė nepaprastai pavojinga ir todėl tie titanai, kurie neišvyko kitas planetas, toli, kur nėra jokios Saulės, ir dėl to jie gali gerai gyventi ir užaugti tokie milžiniški kaip ištisi pasauliai, turėjo pasislėpti požemiuose. Tai yra įvairiose bunkeriuose, grotose ir įvairiose kitokiose iškaltose urvuose, kur nepaisant to, jie dėl tos radiacijos toliau degeneravo ir degradavo. Galiausiai tam tikra dalis degeneravusių palikuonių pabėgo iš urvų ir tapo šiuolaikiniais žmonėmis. Tai yra, jie yra dabar vadinasi žmonės. Kiti nedegeneravusių aplinkai atrodo taip pat kaip žmonės ir jis juos vadino Cero arba pozityvus robotai, pozityvios būtybės, o tie, kurie degeneravo baisiausiai, tapo, čia beje galit skaitlėse matyti, būtų kairėje ir per vidurį, būtent kaip tie Dero, buvo vaizduoti, piktavaliais, degeneravusiais nykštukais, kurie gali išgyventi ir kurie jaučia malonumą išimtinai vien tik tai
per kitų asmenų žeminimą, skaudinimą, seksualinį ir fizinį pasityčiojimą ir kančios sukelimą. Pasak Šeiverio, šie demonai taip pat turėjo prieigą prie įvairių skraidančių aparatų, kuriuos jie naudodavo tam, kad žemės paviršių grobtų žmonės. Jis taip pat teigia, kad egzistavo ir piktavalės kosmoso jėgos įvairūs piratai, su kuriais tėvas Nero prekiaudavo. Ir galiausiai gavosi tokia įvairūs kiti įsitikinimai susiję su tuo, kad šitas piktavalis nykštuko būrys yra atsakingas už viso įmanomo blogio kelimą. Šeiveris buvo labai įdomus asmuo, jis pakankamai dažnai pykdavosi su Palmeriu, bandydamas pasiūlyti įvairius patarimus, kurie ne visada buvo geri. Ir viename iš Palmerio biografijų jis berods rašo, kad labai pavargo, kai Šeiveris sakė, kad tam, kad būtų galima parduoti daugiau Amazing Stories kopijų moteriams, reikia slapta paslėpti vyrišką lytinį organą ant žurnalo viršelio, tada jos negalės atsispirti ir privalės nusipirkti visą patį tekstą. Šeiveris taip pat beje tikėjo, kad yra daugybė prieš sunaikinimą išlikusio pasaulio elementų, kuriuos visus jis matydavo Vesterno filmuose kaip įvairios akmenų liekanos ar kiti dalykai. O didesnėje savo gyvenimo pabaigos dalį Šeiveris praleisdavo ieškodamas ir kurdamas vadinamasis akmenų knygas. Tai yra, jis paimdavo akmenis, pjaustydavo juos skersai ir išilgai, ieškodamas įvairių tik jam vienam matomų simbolių ir vaizdų, ir tada juos nupiešdamas, pabrėždamas vienais ar kitais dailės būdais ir šitaip toliau tęsdamas savo įsitikinimus. Šeiverio patys įsitikinimai nėra kažko labai ypatingi, tai yra gana dažna paranoja ar paranojinė šizofrenija sergančio, tai yra gana dažnas paranoja ar paranojinė šizofrenija sergančių žmonių simptomas. Vienas iš pirmųjų paranojinės šizofrenijos atvejų 18 amžiuje aprašytas Odo vertėjas arba Odo vertykla, kaip tik aprašė Londono prekeivių, kuris skundėsi esą piktavalių žmonių grupę, naudojo odą vertintį daiktą, kad kontroliuotų jo mintis ir sukeltų jos skausmus. Kas buvo įdomu yra, kad po šito teksto parašymo Palmeris ir Amazing Stories redakcija gavo keletą tūkstančių laiškų iš fanų, kurie visiškai sutiko su Šeiveriu, kai kurie netgi patvirtino, esą patys buvo pagrobti teroro, kankinami, laikyti kaip vergai ir po to pabėgę. Ir ne visi sutiko su Šeiverio suvokimu ir prasidėjo tokia visai netgi subkultūra. Tai yra Šeiverio I Remember Lemudiją buvo viso labo pirmasis tekstas, kuris vėliau buvo 47-aisiais išleistas kaip visas leidinys skirtas išimtinai tik tai Šeiverio istorijai. Ir kuo tai galiausiai baigėsi, tai yra tuo, kad visų pirmiausia, tai kėlė nepaprastai stiprų pyktį tarp naujų fanų, kuriuos atnešė Šeiverio istoriją ir vadinamoji Old Guard senosios sargybos, tai fantastikos autorių, tokių kaip Aronas Ellisonas ar kiti, kurie teigia, jog Amazing Stories prasideda, yra melagiai, apsimetėliai ir tiesiog mulkina žmonės dėl savo populiarumo. Aronas Ellisonas, I Have No Mouth and I Must Scream autorius, netgi gydėsi esą vieną kartą, kai buvo jaunas pagavęs Ray Palmerį lifte, privertęs patvirtinti, jog visas tas Lemudijos ir Šeiverio paslapties dalykas buvo absoliutus melas. Šeiveris ir Palmeris prisipažino. Aišku, klausimas, kiek tai buvo todėl, kad Palmeris tiesiog norėjo, kad nuo jo atsikabintų, nes po to vis likusi savo gyvenimo dalį, Palmeris gana rimtai tikėjo tuo, jog egzistuoja piktavalės jėgos kontroliuojančios pasaulį. Vienintelis skirtumas buvo, kad Palmeris labai nesutiko su Šeiveriu, dėl Šeiverio nuostata, kad tai buvo fizinės jėgos, fiziniai padarai, kurie iš tikrųjų kontroliuoja nerodomos technologijas, bendradarbiauja su mafija ir slaptosiomis tarnybomis, siunčia skausmus ir fizinės ligas. Jo nuomonė tai buvo labiau dvasinės esybės, atsakingos už žmonių įkalinimą ir skausmus.
kitos gana įdomios sąmokslo teorijos, vadinamosios nacių NSO sąmokslo teorijos. Čia jau sunku pasakyti, čia veikiausiai galima sakyti, kad čia labiau užtrukus sąmokslo teorijos atėjo pirma ir po to gana smarkiai įkvėpė mokslinę fantastiką ir kitus teiginius, ir kitus autorius. Šiuo atveju tai būtų įsitikinimai apie nacių supermokslą, bazę Antarktidoje ir įvairius kitus dalykus. Reikalas koks. Prieš Antrą pasaulinį karą naciai iš tikrųjų surengė vadinamąją ekspediciją į Naująją Švabiją arba į teritoriją Antarktidoje. Padarė tam tikrų geografinių tyrimų, bet viskas baigėsi 1939 rugpjūtį, tai yra prieš pat visam šitam dalykui, prieš pat Antrą pasaulinę karą prasidėjo. Atrodytų neypatingai smarkiai susiję dalykai, tačiau 60-aisiais prasidėjo labai daug įsitikinimų, esą išsiplėtojusių beje įsitikinimų, esą naciai pabėgo į Pietų Ameriką, netgi tie galingi nacių atstovai, kurie buvo suimti, sugebėjo pasprukti ar suvaidino savo mirtis. Labai dažna buvo sąmokslo teorija, esą Adolfas Hitleris suvaidino savo mirtį. Ir iš tikrųjų yra, čia jau galima rinktis nuo sąmokslo teorijų teigiančių, kad jis yra mokytojas Jungtinėje karalystėje, iki sąmokslo teorijų teigiančių, kad jam priklauso paras Argentinoje, iki dar kitų. Koks pagrindinis buvo reikalas? Tai buvo sąmokslo teorijos teigiančios, jog Naujoje Švabijoje ne tik buvo padaryti tyrimai, bet ten buvo pastatyta galinga, milžiniška požeminė karinė bazė, kurioje pabėgę naciai toliau galėjo tyrinėti toliau galėjo vykdyti savo keistus ezoterinius tyrimus ir plėtoti savo technologinius pasiekimus. Kokius technologinius pasiekimus? Ačiū, kad paklausėt. Šiuo atveju tai būtų žinoma NSO. Apie čia galime matyti, yra dviejų skirtingų tipų surinkami modeliai, TACOM ir REVEL modelis. REVEL modelis beje buvo išleistas 2018-aisiais. Tada labai daug modelių bendruomenės narių pasipiktino tuo, kad tai buvo pardavinėjamas kaip tikras modelis, tai yra tikro objekto galėjusio skraidyti ir pasiekusio kosmoso modelis, vietoj to, kad geriausiu atveju tai galbūt galėjo būti labai įdomus prototipas, kuris niekada nebuvo pastatytas. Blogiausiu atveju tai iš tikrųjų buvo viso labo kažkas išsigalvota po Antro pasaulinio karo, žmonių, kurie turėjo per daug laiko ir neturėjo ką veikti. Taigi, jeigu ką, tas modelis REVEL yra dabar kolekcinė retenybė, kurios beveik neįmanoma niekaip gauti. Ir pagrindinė nuostata sakė, kad kadangi naciai turėjo visą Wunderwaffe arba superginklų konceptą, tai yra sukursim kokį nors nuostabų ginklą, kuris pakeis karo eigą. Nes yra truputį juokinga, nes karo eigą pirmiausia pakeičia logistiką, bet aš turbūt ir neturi, jeigu tai nueinu. Ir vienas iš idėjų labai patikusios kai kuriems žmonėms buvo mintis, kad jie sugebėjo pastatyti tokius nepaprastus NSO. Ir šiomis dienomis, kai žmonės mato NSO, jie iš tikrųjų mato iš Antarktidos ant Mėnulio bazėse besislepiančių nacių skautus, tyrinėjančius dronus, kurie bando išsiaiškinti, kaip manoma daugiau apie šiuos elementus. Taip jie taip pat yra įdomu, nes pavyzdžiui, 60-aisiais Louis Pavelsas ir Žakas Bernieris, du prancūzai, jie išleido knygą Elementarius de Magiciens arba Burtininkų rytas. Vienas amerikiečių tyrinėtojas tiesiai šviesiai teigia, kad Burtininkų rytas buvo tiesiog įkvėptas Howardo Phillipso Lovecrafto At the Mountains of Madness. Aš ne visai sutinku, bet kas buvo įdomu, kad tas Burtininkų rytas, jis buvo viena tų pirmųjų knygų, kurios apėmė daugybę skirtingų pseudomokslo, urban legend, sąmokslo teorijų elementų, sumetė jos į vieną, pasakė, argi nebūtų įdomu, jeigu taip iš tikrųjų būtų, ir jos patikė. Tarp idėjų, kurios buvo parašytos, tai buvo įsitikinimas esą Thule Gesellschaft arba Thulės draugija, tai pavadinta šiaurėje esančios salos, iš kurios kilo atseit arijų rasė vardu, buvo susijusi su Vrilio draugija, kaip jau sakiau, tas Vrilė
buvo perimtas ir Bulverio Lytono 19 amžiaus mokslinės fantastikos teksto, visiškai nieko nesusijęs su kokia nors tikrovė. Ir pasak šios knygos, Brilio draugija ir Tulė Gesellschaft sukūrė būdą panaudoti tą maginę Brilio energiją, kuri galėtų būti absoliučiai tobula, nieko netiršinti, pati atsinaujinti energiją tam, kad suktų tos skaidančias lėkštes ir tai leistų skaityti, ko tik nori, pasiekti, ko tik tai norėtų. Čia, aišku, nėra pats įdomiausias dalykas, turbūt vienas iš keisčiausių yra Miguelis Serrano, kuris buvo 1978-aisiais knyga El Cordon Dorado Hitlerizmo ezoteriko arba auksinis siūlas ezoterinis hitlerizmas parašęs Čilės diplomatas ir neonacis, kuris savo knygoje teigia, kad Adolfas Hitleris buvo Višnaus avataras, kuris bendravo, kuris po karo ir karo metu pasislėpė naujosios Švabijos Antarktidos bazėje, telepatiškai komunikavo su Hiperbolėjos dievais ir šiuo metu renka NSO flotilę, stato NSO flotilę Antarktidoje tam, kad įtvirtintų ketvirtąjį reichą. Jeigu jums įdomu, kaip tai galėjo įkvėpti mokslinę fantastiką, tai pirmiausia, tai skamba gana smarkiai mokslinę fantastiką, bet kitas reikalas, kurį tikrai galite matyti, yra Iron Sky filmas, taip pat antroji dalis, kurie yra palikti grinai šitais baziniais įsitikinimais, kurios galima rasti tiek tarp nacių bijančių sąmokslo teoretikų, tiek tarp naciams pritariančių sąmokslo teoretikų. Ar aš beveik nesigirdžiu, ar reiktų mane pagarsinti? Na, kiek žiūrėjau streamą gerai girdėsi, tai prašom toliau. Tai svarbiausia tokiu atveju. Tai galima tada šiek tiek toliau judėti, tiek kitų autorių ir tada prasideda NSO sąmokslo teorijos, kas reiškia, mes šnekam apie NSO, apie žmonių grobimus ir apie Majestic 12 sąmokslo teorijas. Ir po šitos yra įdomios, pirmiausia, galim pradėti nuo kelių dalykų, kurie visą tai sukėlė. Vienas jų yra Betty ir Barney Hillo 1961-aisiais, tuoj pasitikrinsiu. Taip, 61-aisiais įvykęs atvejis, kurio metu šie du matomi asmenys, tai yra baltaodė Betty Hill ir tamsuodis Barney Hillas, kurie buvo New Hampshire gyvenanti JAV pora. Siūlau nepamiršti, kad visai nesenai, kad visas buvo pakankamai rimta problema su segregacija ir baltaodis ir juodaodžių pora šiaip nebuvo pozityviai ar gerai žiūrima tuometinėme pasaulyje. Teigia, kad jie pamatė danguje keistą skraidantį objektą, tada tas objektas juos sustabdė, jie atsibūdo po poros valandų, po to, kai tas objektas nuskrido ir jautė labai stiprų nerimą. Kas yra svarbu, kad tai yra vienas tų pirmųjų pasakojimų apie tipinius ateivių pagrobimus, tai yra šitą tą istoriją. Nusileidžia ateiviai, paima žmonės į savo skraidančią lėkštę, daro įvairius nemalonius, dažniausiai su seksualumu susijusius tyrimus, tai yra paima spermą, paima kiaušinėlius, sudeda į bambą kokį nors zondą, patikrina, paima odos mėgintuvėlį, paima odos gabaliuką, paima seilių, ašarų, paima iš nosies kopanos, tokie atitinkami pavyzdžiai. Kas yra labai įdomu, yra tai, kad visas šitas prisiminimas įvyko tai, arba visa pati kita idėja įvyko tai tik tai 66-aisiais, 5 metai po viso to įvykio, kai Betty ir Barney Hill dėl nakties košmarų kreipėsi į psichologą, specializavosi hipnoterapijoje ir atsiminimų regrese, tai yra tame įsitikinime esą, tai yra tokioj terapijos formai, dabar nebepripažįstamoj, kuri teigia, kad galima paimti ir hipnozės pagalba atgaminti visiškai užmirštų žmonių atsiminimus. Tai yra tuos atsiminimus, kurie buvo visiškai išimti
sąmonės, užgusti į pasąmonę, ar buvo pernelyg traumatiški, kad žmonės jos prisimintų. Problema su šiuo dalyku yra tas, kad tik 90-aisiais buvo suvokta, kiek daug įtakos hipnotizuotojas turi šiuo atveju ir kaip netgi nesąmoningi spustelėjimai į vieną ar kitą pusę gali sukurti visiškai netikrus atsiminimus, kurie po to žmogui patyrusiam visą šitą dalyką atrodo 100% tikri. Ir kuo tas yra labai daug. Pirmiausia, siūlau prisiminti, kad Bet ir Barney Hill ateiviai, tai kaip jos aprašė, atrodė visai ne taip, kaip mes paprastai įsivaizduojam, ką galite matyti šios skaitliai, jie atrodė kaip šišė. Tai reiškia, jie atrodė kaip pakankamai žymi 1,40 žmonės, dėvintis kariškas kepuraitės, neturintis ausų, visiškai keistomis, šiek tiek aplink galvą besisukančiomis akimis, labai mažomis ar neegzistuojančiamis nosimis, bet normaliomis žmogiškomis akimis. Viena iš teorijų buvo ta, kurią galime matyti čia, kad Bet ir Barney Hill atsiminimai buvo labai smarkiai paveikti Twilight Zone serialo, nes visai prieš pat 66-aisiais įvykusi jų hipnozės seansą, Barney Hillas net pats prisipažino, žiūrėjęs Twilight Zone seriją Šilto Pelero, kuriame buvo parodyti būtent tokie ateiviai, tai yra keisti pilki ateiviai, venosių, kurie turėjo aplink galvą taip įkipas, ištestas aplink galvą besisukančias akis. Kaip jie galite matyti, visiškai juodos akis yra pakankamai naujas dalykas, atsirandantis 70-75-aisiais po dviejų dalykų, kuriuos pastebėjo keletas NSO kritikų. Specifiškai tamsiai juodos akis atsiranda po Vitnos Riberio komiunio knygos išleidimo, o toks reikalas kaip labai ištesti kaklai pas ateivius, mes galim stebėti žmonių pasakojimus, atsiranda po Steveno Spielbergo 1977 metų filmo Close Encounters of the Third Kind. Specifiškai šita visiškai juodų akių, labai ilgo kaklo versija NSO tekstuose atsiranda išimtinai tik tai pamokslinės fantastikos filmų. Ką tai reiškia? Tai reiškia gana įdomų reikalą, kad kai mes žiūrim į pseudomokslą, į įvairius įsitikinimus, mes kartais netgi galim paimti populiariosios kultūros istoriją ir nuskaityti, pažymėti tikslius elementus, tikslius atvejus, kada vienas ar kitas dalykas daro įtaką. O kaip prasideda kiti reikalai, tai aišku, mokslinėje fantastikoje, tai tada yra įdomioji istorija apie Roswellą. 1947-aisiais JAV prie Roswello miestelio nukrenta projekto Mogul, aukštos atmosferos baliono skirtos stebėti Sovietų Sąjungos branduolinius bandymus gabalai. Žmonės iš pradžių nežino, kas tai yra, išleidžia keletą nuotraukų, parašo, jog iš tikrųjų buvo rasta nukritusi skraidanti lėkštė. Tada atsiranda teiginių, esą Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė atvyko, susirinko skraidančios lėkštės gabalus ir jos išsivežė. Pirmose variantuose yra kalbama tik tai apie keistus gabalus, kurie susirinkti. Tada antrose vėlesnėse tekstuose, pavyzdžiui, Philip Corso The Day After Roswell, atsiranda jau tokie elementai kaip beveik nepažįstas ateivių laivas, o dar vėlesnėse iš viso jau yra tiesa, iš viso tai tame pačiame Corso The Day After Roswell atsiranda tokie dalykai kaip ateivių kūnai, tada netgi atsiranda vienas iš tų ateivių, kuris yra gyvas, o galiausiai prasideda įdomiausia dalis, kur 70-80-aisiais išpopuliarėja sąmokslo teorijos, siekiančios paaiškinti Jungtinių Amerikos valstijų ekonominę galią ir technologinius pažeidimus, teigiančios esą Jungtinės Amerikos valstijos yra tokios galingos ir žmonių grobimai vyksta todėl, kad Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė vadovaujama Dwighto D. Eisenhowerio ir ateiviai iš Stetino Paikštyno, vadinami pilkieji ateiviai, Nelis oro bazėje 1953 pasirašo sutartį.
mainais už jų technologijas, Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė leidžia ateinams grobti žmonės jų teritorijoje ir slapta paslėpia visus dalykus, kurie būtų nemalonus ar netinka. Šios idėjos vėliau beje tapo tokių mokslinės fantastikos serialų kaip X-Filai arba kaip knygų tokių kaip Delta Green arba Conspiracy X pagrindus. Ir čia prasideda labai įdomus reikalas, nes, kaip čia geriau pasakius, tai, kad čia įsitikinimai tapo mokslinės fantastikos pagrindu, nekeičia fakto, kad yra tikrai ir buvo pakankamai didelis kiekis žmonių, kurie šiuos įsitikinimus žiūri visiškai rimtai. Ir čia vat yra tas įdomus elementas. Tai nėra, pavyzdžiui, vien tik spekulacija. Mokslinę fantastiką galima įvardyti įvairiais būdais. Yra mokslinė fantastika, kurioje svarbiausia pasiekti, kurioje technologija yra viso labo būdas įgalinti nuotykius. O yra mokslinė fantastika, kuri yra skirta panagrinėti patį technologijos poveikį ir tai, kaip ši technologija paveiktų visą pasaulį. Pavyzdžiui, kaip nemirtingumo technologija paveiktų pasaulį, kibordizavimo sugebėjimo modifikuoti savo smegenis technologiją paveiktų pasaulį. Su sąmokslo teorijomis prasideda įdomus reikalas, nes mokslinėje fantastikoje, tada mes užduodam klausimą, jeigu ateiviai būtų tikri, iš tikrųjų lankytųsi Žemėje, kaip tai paveiktų pasaulį, tačiau sąmokslo teoretikai, kurio įsitikinimai jau panaudoti šitam įsitikinimui, tai jau yra tikrovė, jam tai atrodo absoliučiai tikra ir tada prasideda labai įdomus elementas. Dėl Roswello beje, Roswellas taip pat yra labai įdomus, nes tai tapo tokia populiarių mokslinės fantastikos tropų, kuris dažnai yra įdedamas, buvo beros 90-aisiais visas serialas Roswellas apie ateivių dvasias persikūnijusias į Roswello paauglius ir bandančias išvengti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės. Kaip mes matome, Futuramoje yra labai svarbi serija apie Roswellą, beje paaiškinanti, kodėl Philipas J. Fry'us yra toks ypatingas, nes jis yra savo paties senelis ir kiti tokie elementai. Dabar kiti dalykai, tai yra darba, žemės stebėjimai ir orų kontrolė, čia yra šiek tiek mažiau su mokslinė fantastika susiję. Gerai, iš yra pakankamai smarkiai susiję su mokslinė fantastika, tik kitokiais būdais, kitokiais terminais. HARP yra darba, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų laboratorijos skirtos kurti naujus ginklus ir naujus atradimus dalykus, kurio pagrindinis dalykas darbas yra tirti ionosferą. Tai yra bandyti gauti kaip įmanoma daugiau informacijos apie tam tikrą atmosferos sluoksnį. Kadangi visas tas dalykas atrodo gana baisiai iš šono ir jis yra įslaptintas ir apie jį labai mažai informacijos buvo tiesiogiai pateikiama, atsirado labai daug sąmokslo teorijų teigiančių, esą HARP yra atsakingas už įvairias siaubingas gamtos ir pasaulio katastrofas. Specifiškai uraganas Katrina, Haičio žemės drebėjimas, abu Turkijos žemės drebėjimai, tiek prieš tai 2009, tiek Izmiro žemės drebėjimas, tiek dabartinis žemės drebėjimas pietryčių Turkijoje, bei įvairios kitos globalios katastrofos, sąmokslo teoretikų dažnai būdavo apkaltinamos kaip šio HARP projekto pasekmės, arba kaip kažkas sukelta ir padaryta piktavalių Jungtinių Amerikos valstijų, kurios ne tik tai turi branduolinius ginklus, bet taip pat gali kontroliuoti orą ir žemę. Ir kai čia prasideda su mokslinė fantastika, yra labai įdomus ir labai prastas ir labai nuostabus visais atžvilgiais 2009 metų filmas Šernis arba The Core, kuris yra apie tai, kaip žemės branduolys pradeda stoti ir todėl grupė mokslininkų, kurie naudoja specialių metalų, specialią medžiagą adapteiniumų arba negaudomaidiumų padengtą grąžtą,
nukeliauti iki pat Žemės centro, ten susprogdinti branduolinius ginklus, tam, kad vėl užsuktų visą Žemės šerdį ir tada grįžtų atgal. Filmas labai prasto mokslo, labai prasto, bet pagrindinis elementas yra tai, kad Žemė sustojo, nes buvo naudojamas tektoninis ginklas, pavadinimu Destiny, tikrai ne Han klonas, kuris prieš tai sustabdė Žemės šerdį ir kurį piktavaliai armijos žmonės planavo vėl panaudoti, netikėdami mūsų geraisiais mokslininkais ir taip įstumti Žemę į priekį. O dabar viena iš paskutinių dalių, jeigu mes kalbam apie vienai tik tai mokslinę fantastiką, tai mokslinė fantastika ir sąmokslo teorijos yra paveikusios kompiuterinius žaidimus, vaidmenų žaidimus ir kitus dalykus. Ir daugiausia tai yra Steve Jackson Games, tų pačių, kurie leidžia Munchkiną, dėka. Tų pačių, kurie leidžia Munchkiną dėka. Kaip tai buvo? Na, pradėkime nuo to, kad yra visa knyga pavadinimu Illuminati, kurioje kalbama apie įvairias slaptąsias draugijas, išleista tų pačių Steve Jackson Games, suplementas. Labai rekomenduoju, apdovanotas netgi keletų skirtingų apdovanojimų. Taip pat buvo kitas stalo žaidimas Illuminati, The Game of Conspiracy, dabar dėja nebeparduodamas, bet kurį laiką buvo labai populiarus. Jis yra įdomus tuo, kad apie šį stalo žaidimą įkvėpta sąmokslo teorijų, kuriame tu gali kontroliuoti tokias grupes kaip interneto sąmokslo teoretikai, kuri yra labai naudinga, nes tau duoda daugiau naujų idėjų, tai yra jie nieko iš tikrųjų pasak to žaidimo, jie nieko iš tikrųjų nežino, bet kai kurios idėjos yra neblogos ir gali būti panaudojamos. Ir tokios skirtingos grupės kaip Cthulhu tarnai, Illuminatai, diskordianistai kovoja tarpusavyje, siekdamos užvaldyti kaip manoma daugiau žemės. Taip yra todėl, kad 60-70-aisiais išėjo labai įdomi knyga, ją irgi rekomenduoju, pavadinimu Principinė diskordija, toks zen-dadaizmo kūrinys, teigiantis, kad kodėl tas kūrinys yra svarbus? Nes tais pačiais 55-aisiais išėjo Illuminatus trilogija, pirmoji dalis tai Akis piramidėje, antroji dalis Auksinis obuolys ir trečioji dalis Leviatanas, kurią išleido Robertas Šyje ir Robertas Antonas Wilsonas, kaip jau sakiau, tie patys du Playboyaus redaktoriai, kuriuos įkvėpė daugybę keistų tekstų, kuriuos jiems kaip Playboyaus redaktoriams siūlydavo sąmokslo teoretikai. Ir šioje knygoje, kodėl tai svarbu, diskordianistai yra viena iš grupių kovojančių su Illuminatais. Ir jeigu Illuminatai yra vaizduojami kaip galinga jėga įkūnijanti tvarką, diskordianistai savo ruožtu yra vaizduojami kaip galinga jėga įkūnijanti chaosą ir nuolatinę savęs kovą prieš save. Pačios idėjos tikrai pakankamai įdomios ir tai yra, iš kur visas tas terminas nuolat atsiradęs. Kągi, pagrindiniai dalykai tikriausiai yra pasakyti, ar būtų kitos klausimų, labai norėčiau išgirsti. Taip, tai kviečiu žiūrovus komentuoti. Iš tiesų dabar pastebėjau, kad tikrai yra komentarų, kad nelabai gerai girdėsi, Alfredai. Tai nežinau, čia tikriausiai kažkur tarp mūsų yra problema, tai nežinau, gal padėsi, jeigu kalbėsi garsiau ar panašiai. Jau atrodo, pradėsiu gelbėti, tai yra. Aha. Gali būti technologinis. Taip, greičiausiai. Atsiprašom dėl to, yra vienas klausimas iš žiūrovų, ar Palmeris realiai tikėjo Šeiverio reikalais, Lemūrė ir panašiai, nes žiūrovas susidarė įspūdį, kad iš tiesų jis tik pelnėsi iš Šeiverio paistalų. Čia yra žiauriai įdomus klausimas, apie kurį Hebra, kurie tyrinėja Šeiverio paslaptį, vis dar ginčijasi. Tai yra, kodėl, man atrodo, kad Palmeris greičiausiai bent kažkiek tikėjo, daugiausiai dėl tos priežasties, kad po to, kai visą šitai subirėjo, tai yra jis pradėjo su Amazing Stories ir su kitais dalykais. Bet 1048-aisiais Palmeris ir Curtis Fulleris
kartu pradėjo žurnalas Fate, kuris žinomas kaip Amerikoje vienas tų populiariausių, daugiausiai išpopuliarėjusių paranormalių dalykų tyrinėjimų žurnalų. Tai tada Bowmanis tik tai 55-aisiais pardavė visas teisės, bet jis taip pat darė ir kitą. Jis taip pat ir toliau užsiiminėjo šitais dalykais. Taigi man susidaro įspūdis, kad greičiausiai Bowmanis netikėjo, kad Shaveris iš tikrųjų viską patyrė taip, kaip rašo. Nes Shaverį labai smarkiai veikė jo liga ir Bowmanis kita vertus buvo kur kas labiau atsiskaitęs žmogus. Todėl man atrodo, kad didesnė tikimybė yra tai, kad Bowmanis jau nuo pat pradžių buvo labiau linkęs tikėti tokiais dalykais. Jis tiesiog paėmė ir peraiškino Shaverį įvairius įsitikinimus per savo krizę. Bet kaip aš sakau, čia yra vis dar labai rimtas ginčas dėl įvairių šito dalyko tyrinėtojų. Kodėl taip yra? Daugiausia todėl, kad Bowmanis netyčia taip pat yra atsakingas ir už skraidančių lėkščių išpopuliarinimą, nes būtent tame žurnale tai viename buvo pirmasis atvejis, kuriame buvo aprašytos skraidančios lėkštės Jungtinėse Amerikos valstijose, nuo kurios skaitoma, kad prasideda NSO gimimo diena. Pačių matymų būtų ir anksčiau, bet kaip kultūrinis reiškinys prasideda būtent po to. Ir čia dėl to, sakyčiau, įdomiausias elementas. Įdomu, kadangi tu kalbėjai apie tokį nardymą, sąmokslo teorijos įkvėpia fantastiką ir fantastika vėliau vėl įkvėpia sąmokslo teorijas ir toks uždaras ratas gaunasi, nemanai, kad kai kurių žmonių galvose irgi gali susidaryti panašus uždaras ratas. Tarkim, Bowmanis kartais galėjo staiga patikėti fikcinę istoriją, prie kurios sukūrimo pats prisidėjo ir kartais vėlgi įkvėptas tos savo realios kažkokios tai realių minčių, kad kažkas realiai vyksta, vėl bandė tai paversti fikcinę. Plius aš siūlau nepamiršti, kad čia ką reikia patiems atsiminti. Mes visi esame kur kas mažiau skeptiški ir kur kas labiau patiklus negu galvoja. Čia tas yra. Ir labai sunku, tikrai pakankamai sunku nepasikabinti ant dalykų, ypač kai jiems pritarė. Tas yra labai reikalinga. Čia galbūt tie elementai. Nes kaip ir sakiau, plius kitas svarbus reikalas yra tai, kad kaip buvo pastebėjęs toks autorius Dieteris Grogas ir kiti, sąmokslo teorijos turi labai bjaurų elementą, kad jos yra save sustiprinančios struktūros. Tai yra, kai pradedi visą pasaulį matyti per sąmokslo teorijų prizmę, labai sunku lemti. Nes jeigu tu gali vienus ar kitus dalykus paaiškinti per sąmokslo teorijas, kodėl neaiškinti dar kaip įmanoma daugiau tų dalykų, nes tiesiai šviesiai sąmokslo teorijos paaiškina tikrovę kur kas maloniau, kur kas aiškiau, kur kas logiškiau negu oficialūs paaiškinimai. Čia yra ta kada. Tai yra, jos nebūtinai paaiškina ją teisingai, bet jos paaiškina pasaulį tokiu būdu, kuris jaučiasi teisingai. Ir labai dažnai mums, kai sakau, mums turiuomenį žmonėms, yra fainiau pasaulį suvokti teisingai, nei iš tikrųjų gyventi tokiame, koks jis yra. Dėkui, įdomus atsakymas ir atsispiriant nuo jo, bei atsispiriant nuo vieno komentatoriaus, kuris parašė, kad tave, Alfredai, dabar greičiausiai atvažiuoja kažkas susemti, užduosiu klausimą. Aš esu jų dalis ir tik sakau visus šios dalykus tam, kad jūs būtumėt skeptiški. Čia prasideda įdomioji sąmokslo teorijų dialektika, kad pamenat, kai buvo sausio 6 ir žmonės įsiveržė, QAnon atstovai įsiveržė į Kapitolijų. Ir vienas garsiausių buvo tas vadinamas šamanas, kuris atėjo dėvėdamas tą didelę kepurę su buivolo ragais. Jis tikrai buvo rimtas tikėtojas, bet vos tik tai visą šitai prasidėjo, žmonės ėmė teigti, kad bet iš tikrųjų tai jis yra antipagentas arba Jungtinių Amerikos valstijų agentas, kurio pagrindinis darbas yra diskredituoti judėjimą ir veikti iš vidaus tam, kad viską pabloginti. Ir čia prasideda įdomus sąmokslo teorijų elementas, kad kai jau tu nieko nepasitikė, nes tau atrodo logiška nieko nepasitikėti, tai yra tada tu užsidarai tokioj situacijoje, tokioj sistemoje, kad
visais gali bet kada pradėti abejoti, netgi tais pačiais, kurie anksčiau buvo tavo tokie dievukai ar netrykstantis autoritetai. Vis dėlto, atsispirdamas nuo prieš tai užduotų klausimų, norėčiau paklausti, ar tau, Alfredai, kadangi jau ne pirmus metus tyrinėjai sąmokslo teorijas, kada nors pačiam kilo mintis, gal čia tame kažkas tai yra, gal va šita sąmokslo teorija vis dėlto yra ta, kuri kažką tai paaiškina daugiau negu jas kūrusi žmonių psichologija. Kai aš buvau labai jaunas, 12-14, aš tikėjau daugybę sąmokslo teorijų. Daugiausia NSO sąmokslo teorijomis, bet netgi apie Illuminatus ir kitus dalykus pasiskaitydavau. Man atrodo, vienintelis, kurias negalėjau tuo metu rimtai žiūrėti, buvo apie Antrą pasaulinį karą ir žydus, nes tos atrodė neįtikimas. Bet ir tai buvo daugiausia todėl, kad rimties dėka knygų apie Antrą pasaulinį karą aš pasiskaičiau anksčiau, kai gavau prieigą prie visų knygų apie sąmokslo teorijas. Ir tai tęsiasi gana ilgą laiką, kokių 15, 16, gal 17 metų, kol aš pradėjau skaityti įvairius su sąmokslo teoretikų tekstus, prieš tai taip pat pasiskaitęs daugiau visos literatūros apie idėjų genealogiją, apie tai, kaip visi šitie dalykai buvo tarpusavyje susiję, ir staiga suvokiau, kad, pala, aš apie tai žinau daugiau nei šitas rašytojas, ir aš matau, kur jie daro klaidas ir cituoja blogus tekstus, blogus šaltinius. Ir tada prasidėjo, tai yra prasidėjau labai skeptiškas joms visoms. Žiūrėt, kaip nori, kad būtų slaptas sandoris tarp ateivių ir įvairių žemės valstybių, nes tai reiškia, kad bent kažkas yra konsolė ir kažkas supranta, kaip situacija vyksta. Bet kažkaip aš jį vadinu sąmokslo teorijų vakcinavimu. Tai yra taip smarkiai esi jomis persisunkęs, kad pasidarai labai skeptiškas jų atžvilgiu. Kita vertus, čia yra tas toks dalykas, kuris nepatiks ir labai ankštiems skeptikams ir sąmokslo teoretikams. Aš tikiu, kad šiuo metu vien Europoje yra 3-4 skirtingos nedidelės grupės, kurios visos galvoja, kad jos yra Illuminatai. Visos nežino, tai yra kitos egzistavimo. Turi kur kas mažiau ekonominės ir kitokios galios, nei jie bando apsimesti. Ir didesnė ir daugumą jų sudaro turtingų kilmingų tėvelių vaikučiai, kurie neturi ką veikti. Ir todėl žaidžia slaptą ir daugybę. Ką tik išsidavėjai, kokiams draugijoms priklausai? Vertinamas, maždaug. Šiaip yra tas kitas įdomus reikalas, kad ta pati akis trikampyje, kuri labai populiari tarp sąmokslo teoretikų su teiginiais, kad iš tikrųjų tai čia yra Illuminatų ženklas. Kaip puikus pavyzdys, tai yra senas krikščioniškas ženklas, simbolizuojantis trejybės dievą. Ir ji buvo naudojama kaip krikščioniškas ženklas, tada, kai tų pačių Illuminatų dar netgi nebuvo. Tai yra Vaisartus Illuminatus įkūrė 18 amžiaus antroje pusėje. O akis trikampyje, kaip krikščioniškas simbolis, yra naudojama nuo 14 jau senai. Tai yra 12-13 amžiaus vitražuose galima surasti, jeigu nori. 16-17 amžių, galim tą pačią Vilniuje prasivaikščioti, galima rasti 17 amžiaus skulptūrose, bažnyčiose tą pačią trikampį su akimi. Tai yra 100 metų prieš tiems Illuminatams net atsirandant Bavarijos. Tačiau dėl to, kad ant $1 yra tas simbolis, tai pasidarė suvokiama kaip savaime suprantamas piktavalios draugijos simbolis. Įdomus pastebėjimas, turi dar vieną klausimą. Visi žinom Hubbardą, mokslinės fantastikos rašytoją, kuris pasinaudodamas savo, kaip sakyt, rašytojo talentų sukūrė religiją, kuri iki šiol sėkmingai gyvuoja. Gal žinai kokį nors atveju, kai žmonės žinomi dėl savo kūrybos sukuria sąmokslo teoriją specialiai su tuo tikslu, kad jos egzistuotų kaip, žmonės jums patikėtų? Čia man įdomesnis klausimas. Aš tiesiog tokiu atveju nežinau. Aš žinau, kaip tam tikros sąmokslo, į tam tikrą kūrybą po to yra perdėliojama į sąmokslo teorijas. Puikus pavyzdys ties Jono išminčių protokolų. Tai yra Umberto Eco Prahos kapinėse rašo, kaip Dima parašo Žilermo Balzamo, kurioje yra slaptas masonų susitikimas, vadovaujamas grafo Kaliostro, kuriame siekiama pagrobti Prancūzijos karalienės idėją.
tada Vokietijos slaptai policijai dirbantis asmuo parašo, nuo to nukopijatas, parašo kitą tekstą Briaris, kuriame nukopijuoja visą šitą reikalą, tik pakeičia, kad susirenka ne masonai, o žydų rabinai iš 12 skirtingų giminių. Beje, tas labai juokinga, nes yra išlikusios tik tai 2 žydų giminės, tai yra Judo ir Levio, visos kitos yra dingusios, 10 giminių, o ten jis rašo, kaip iš 12 giminių susirenka visi atstovai, ir tas, žinančiam kažkaip iš to labai juokinga, susirenka kalbėtis apie tai, kaip jie užvaldys pasaulį, vidurnaktį pasirodo velnias, visų valdovas. Ir galiausiai šitas tekstas vėliau 20 amžiaus pradžioje yra paimamas, sukompiliuojamas kartu su Moriso Žoly dialogas Plagaret, Makiavelio ir Montesquieu, ir iš to padaro visi Jono išminčių protokolai. Tai čia tikrai pakankamai dažnai būna atvejis, kad kai kurie elementai perimami ar paimami tiesiog iš sąmokslo teorijų, tada, tiesiog iš mokslinės fantastikos ir perimami sąmokslo teorijas. Ta pati Driežakmovių sąmokslo teorija, daug kas teigia, kad ji yra atsiradusi serialo The Visitors, kuriame žmonės panašūs ateiviai atvyksta į žemę, viską sutvarko, tampa mūsų valdovais ir po to siaubia, pasirodo, kad iš tikrųjų čia buvo maskavimasis, jie atrodo ne kaip žmonės, jie atrodo kaip didžiuliai driežai ir jie atėjo čia tam, kad mus visus išgertų mūsų kraują ir mūsų valyti. Ir čia galima matyti tiesioginę paralelę tarp Davido Aiko ir kitų teiginių. Ir čia yra, kad šitie du dalykai tarpusavyje, kaip čia pasakius, sąveikauja. Dėkui, ir pabaigai iš kitos pusės klausimas kalbėjo apie kūrinius, kurie įkvėpė sąmokslo teorijas. Kokius galėtum parekomenduoti kūrinius, kurie patys buvo įkvėpti sąmokslo teorijų? Kokie yra tavo mėgstamiausia? Gerai, tarp knygų tai tikrai būtų Umberto Eko Švytuoklė. Ten viena, aš žinau, kad keistai skambės, bet man, kaip žmogui, kuris specializuojasi sąmokslo teorijose, ten buvo vienas geriausių siaubo romanų, kokius esu skaitęs. Aš nieko nespoilinsiu, bet jei tu gerai jas išmanai, tai ten skaitosi kaip siaubo romanas. Tos Stephenas Kingas neturi ko pasiūlyti. Tada to paties Umberto Eko Prahos kapinės. Jeigu iš įdomesnių tekstų, žinoma, X-Files, kaip serialas, ten visas zeitgeistas yra 20-ųjų sąmokslo teorijų. Jeigu patinka RPG, labai rekomenduoju Delta Green. Specifiškai senai Delta Green 90-ųjų, kur paima 90-ųjų NSO ir Illuminatų sąmokslo teorijas, sumaišo jas su Howardo Phillipso Lovecrafto mytos ir senaisiais dievais ir pateikia tokį nuostabų patiekalą. Ir kas čia tokie? Ir žinoma, kompiuteriniai žaidimai tai būtų Deus Ex ir Deus Ex Human Revolution, kurie buvo paimtos visos tos tuometinės populiarios sąmokslo teorijos, sugalvotas pasaulis, kuriame jos iš tikrųjų yra tikros, bet ne taip kaip pasakojama, ir sujungta kartu su Cyberpunku. Tai tikrai labai rekomenduoju. Gerai, dėkui. Klausimai išseko, šiandienai baigsim. Alfredą, žinoma, galima surasti jo socialinėse medijose, užduoti dar papildomų klausimų ir nebijoju, kad prakonsultuos tiek sąmokslo teorijų, tiek fantastikos klausimais. Dėkoju žiūrėjusiem, šiandien tiek, ir susimatysim kitą mėnesį.